Sveiki gerbėmieji. Šiandien 1098 Ukrainos karo diena. Vasario 27. Prieš 3 metus, ketvirtadienį, vasario 24 prasidėjo knygų mugė. Ir kitko, šiandien irgi prasidėjo knygų mugė. Ir Ukrainos namų direktorius Viktor Černišuk, visas toksai lengvai panikoje ir sako, nieks nepadeda, reikia medicininių priemonių. Tai paskiriam atsakingą asmenį, Onutę, surinkimo taškas baras Pelėnai. Apie tai yra parašyta Ernesto Kuckelio knygoje 101 karo dienų. Baras 2,5 staliuko, tiesiog nežinau, ten klientai netilpo. Vežė tonomis. Vieni sako 7, kiti sako 6,5, bet netame esmė, tai buvo greitai. Tai buvo greitai ir to labiausiai reikėjo. Apie vasario 27 Ernesto Kuckelio knygoje 101 karo dienų yra parašyta, kad atsirado lakūnas, kuris per 3 dienas numušė 6 priešo lėktuvus. Jisai buvo pavadintas Kijevo vaiduokliu. Per tas pačias 3 dienas rusai prarado 4300 karių, 27 lėktuvus, 26 sraigtasparnius ir 146 tankus. Vakar rusai prarado 1150 karių, 141 bepilotį orlaivį ir 69 artilerinės sistemas. Aišku, yra ir kitų nuostolių. Ir toks miestas Tuapse, Krasnodaro srityje, kur buvo atakuota naftos perdirbimo įmonė, ten apie 40 sprogimų nuskambėjo, ir uostas. Karas vyksta, mes matome, kad lėktuvų sraigtasparnių, kaip ir nėra tiek daug kaip pradžioje, vadinasi, priešlėktuvinės sistemos dirba gerai. Jeigu neskraido, vadinasi, žino, kad nepraskris. Reikia pažvelgti plačiau. Karas vyksta 4 frontais. Va čia jau geopolitinis pjūvis. Karinis, politinis, socialinis ir ekonominis. Politinis, pavyzdžiui, Jungtinių tautų rezoliucija. Visi mes apie tai girdėjom, Tapinas apie tai parašęs. Ir nepaisant to, kad jis sako, tai yra tiesiog gabaliukas popieriaus, kuris nieko nereiškia, reiškia, nes tai yra nuomonės žvalgyba. Kas kaip balsuos. Tos 18 valstybių, kurios balsuoja už Rusiją kaip gėrį. Kai kurie buvo Rusijos pusėje ir anksčiau, kai kurie bando sulysti abiem žaidėjams į palankumą. Yra tie, kurie susilaikė. Tie, kurie susilaikė, tai arba jie neturi nuomonės, arba tikrai turi nuomonę, kurios nenori pasakyti. Tai apie susilaikymą kaip dorybę arba susilaikymo kaip dar didesnę dorybę, aš manau pakalbėsiu epizodo manipuliacija 18 metu. Manau padarysiu už kelių dienų. Dar prie politikos. Ukraina, rinkimai. Ir Putinas sako, kad Zelenskio reitingai yra žemesni negu Zalužno ir tegul jisai čia neišsikalinėja. Vladimirai Vladimirovičiau, jūs tikrai galvojat, kad Valerijus Zalužnas iš tikrųjų bus palankesnis jums negu Zelenskis? Čia tokia, atsiprašau, prielaida tokia, ne visai. Ekonominis. Rytoj, jeigu informacija teisinga, tai JAV ir Ukrainos prezidentai kalbėsis apie retuosius Ukrainos mineralus. Kai kurie netgi sako, kad sutartis bus pasirašyta, nes joje jau atsirado saugumo garantijos. Visai nesenai Putinas sakė, o kodėl jūs nenorite su mumis pasirašyti bendradarbiavimo sutarties, nes Rusijoje tų retųjų mineralų yra netgi daugiau negu Ukrainoje, bet Rusijoje įskaitant ir tas teritorijas, kurias jie nukando nuo Ukrainos. Visai įdomi situacija, bet kadangi mes viešoje erdvėje negirdim, kaip Trumpas nori rusiškų mineralų, o girdim, kaip Trumpas nori ukrainietiškų mineralų, tai yra indikatorius. Aš vis dar galvoju,
kad galima kažkaip pateisinti Trumpą. Aš jau vienam komentare perskaičiau Trumpofrenija kaip terminas. Aš ko gero esu Trumpofrenikas. Jeigu tai diagnozė, tai aš turiu pamatyti kažkokį realų veiksmą, kuris mane pagydytų. Į vieną arba į kitą pusę. Manau, kad socialiniai neramumai Jungtinėse valstijose jau vyksta, mes tiesiog nežinom to. Išgirdom tik tai, kad ten Teslos objektai yra, taip sakant, ten padegta, ten pasprogdinta. Bet nemanau, kad tai yra iš tikrųjų politiniai išpoliai. Manau, čia gali būti tiesiog ne prieš politinę valdžią, bet konkrečiai prieš tą žmogų, kuris valdo Teslą. Socialiniai reiškiniai dažnai yra tapatinami su kultūriniais. Ir kitą savaitę į Lietuvą atvažiuoja Gulbių ežeras. Čia kas? Aš tai tikrai neisiu. Na, jūs kaip norit. Ta prasme, situacija tokia, kur aš sakyčiau, palaukim. Šita rezoliucija iš tikrųjų nėra kosminis dalykas. Vat saugumo taryba yra iš tikrųjų Jungtinių tautų tas organas. Generalinė asamblėja, svarbu. Bet jeigu šiuo metu rezultatas yra 93 prieš 18, sakyčiau, neblogai. Plus ir tarp 93 ir tarp 18 yra žaidėjų, valstybių, kurios arba neturi asmeninės nuomonės, nes turi laikytis tos nuomonės, kurią pasakė šefas, arba bando išreikšti savo nuomonę tam, kad pasirinkti savo sekantį šefą. Pasaulis vis įdomesnis. Taigi, būkim ramus, pirkim konservus, šovinius, ruoškimės. Nes, kaip ten, neturėtų stebinti tai, kad stebisi tie, kurie nestebi. Ir tie, kurie stebi, nesistebi. Geros jums dienos.